Labas, Sauliau. O, labas. Ar tu galėtum papasakoti, kodėl verta yra mokėti Lietuvos Skautijos nario mokestį? Tai aišku galima papasakoti. O kam čia pasakot? Visiems vienetam, visiems vadovam, visiems vaikam, kurie turi susimokėti nario mokestį kiekvienais metais. Iš praktikos galiu pasakyti, kad vertėtų susimokėti nario mokestį. Visų pirma, gauni galiojantį Lietuvos Skautijos pažymėjimą, teisingai, su kuriuo gali dalyvauti skautiškose renginiuose. Kas man iš tiesų labai patinka, tai netgi gali, kadangi esi organizacijos narys, tai gali važiuoti ir į užsienį, ir į mokymus įvairius, ir dalyvauti seminaruose, ir atstovauti savo organizaciją. Tai čia taip, jeigu rimtai pasakius. O jeigu dar rimčiau, tai jeigu esi organizacijos narys, tai jei priklausai, tai ko gero ir susimokė. Savo narystę patvirtinantį įnašą padarai. Nu, čia labai protingai tau pasakyti. O dar kitas toks įdomus, intriguojantis klausimas. Kuo minta suopiai? Tiksliai, pasiskaitom. Suopių skiltis. Ir kogi jie minta? Panašus į mėsą mėgstančius grobuonis su aštriais nagais ir aštriu smailėjančiu snapeliu. Tikėtina, kad griebia už save mažesnius. Pavyzdžiui, kukučius ir visokius ten bebrus. Va, bebrus. Tikrai. Ir bebrus. Verkščiai bebrai. Sauliau, teko dar girdėti gandą, kad ne pirmi metai tarybai sėdi. Tik tiesa. Tiesa, kad gandas pasitvirtino tikrai ne pirmi. Tai kodėl tau ten tai patinka ir kodėl vis lieki? Aš buvau išėjęs, padaręs nemažą pertrauką, paskui vėl teko grįžti. Na, aš sakyčiau taip, pažiūrėk, kas ten per žmonės susirinkę. Taigi visi tokie šaunūs, gražūs ir protingi. O tai kiek taryboje yra narių? Tai vat ir galvoju, kad gal per paskutinį tą visuotinį surašymą buvo 16 gal? Tai nemažai. Tai tokia normali chebrytė. O gal tada gali papasakoti, kadangi esi žmogus iš vidaus, manau, turėtum žinoti, ką tai taryboje Tomas Broga veikia? Bet taip sąžiningai pasakyk, visi mes žinom, kad pirmininkas, bet po to pirmininko tai žinai. Žinau, o kas tas Tomas Broga? A jis ten tikrai yra? Aš nebuvau sutikęs tokio žmogaus. Tikrai buvo? Tai gal galite apibūdinti, kaip jis atrodo? Toks su mėlyna uniforma, toks truputėlį žemesnis už tave vyrukas, su žaliu kaklaraiščiu, toks visą laiką vaikšto ir apsimeta labai rimtu. Gal tas, kur skanius kepsnius kepa? Ragavau kartą, tiesa. Tai, dėl to mes į tos tarybos posėdžius ir einam. Picos, kepsniukai. Nu, šaunus tas Tomas, to ir suviliojo. Aišku. O dabar dar grįžkime prie visiems Lietuvos skautam labai svarbaus dalyko. Visiems mūsų skautam draugam užsienyje labai svarbaus dalyko. Tai pakalbėkime apie jubiliejinę stovyklą, kuri mūsų laukia jau labai greitai, už kokių 300 keliasdešimt dienų, jau kada vasarą. Su kuo tau asocijuojasi tautinė jubiliejinė stovykla? Na, man asocijuojasi su daug skautų vienoj pievoj ir jie ten kažką veikia. Taip pat kepsniai savo ruoštų, bet jie ten veikia truputį kai ką kito negu šiaip, kad savo stovyklose veikia. Veikla būna tokia truputį kitokia. Kai paskutinį kartą prisimenu, tai paskutiniai tautiniai stovykloj prie tokio Duburio berods ežero vilkiukai su feiri tepalą valė iš ežero. Ir gerai gavosi, sunaikino visus riebalus.
Berods vilkiukų darbas buvo. Taip, taip. Išvalyti tepalą iš ežero su Aš feiriu. manau, tikrai nedažnas gali grįžęs iš stovyklos pasigirti, kad valė su Feirio ežerą. Taip, aš irgi taip galvoju. Bet vat, oro skautai mane buvo tikrai nudžiuginę, nes iš tiesų leido paskraidyti su balionu, oro balionu. Taip. Va čia buvo kažkas tai įdomaus. O tai panašu nuotykių laukia daug ir šiemet. Ne šiemet, gal kitais metais. Kitais metais. Kitais metais, neskubėkime gyventi. Manau, kad ten bus irgi ir vandens, ir ežero, ir bebriukų, Juokoju. ir oro skautų, ir oro skaučių, ir Tomas Brogas su kepsniais. Arba Žodžiu, lašiša. taip. Arba lašiša, taip, taip. Na ką, ačiū Sauliau už pokalbį, buvo labai malonu ir manau dabar daug žmonių sužinojo labai daug naudingų dalykų. Na, Dėkui aš tau. tikiuosi, kad buvau naudingas. Tai visiems iki pasimatymo ir susitiksim stovykloje. Iki. Iki.